Šiame vaizdo įraše analizuosime Ukrainos kontrpuolimą į šiaurę nuo Limano. Čia, po mėnesių brangių puolimų, rusų bandymai žengti į priekį buvo dramatiškai sustabdyti ukrainiečių. Tačiau ukrainiečiai nesėdėjo tiesiog už savo gynybinių linijų laukdami, kol priešas vėl puls, o parengė planą plačiai pralaužti rusų linijas. Rusų kovinė galia ir puolimo pajėgumai seko, o ukrainiečiai išlaikė aktyvią gynybą. Ukrainos 3 armijos korpusas nuolat vykdė vietinius kontrpuolimus, kuriuos rėmė artilerijos smūgiai ir dronų operacijos, tai nuolat sekino rusų gyvąją jėgą ir išteklius, neleisdami jiems pradėti didesnių puolimų. Tačiau Ukraina tyliai ruošiasi kažkam didesniam. Laikas rodo mėnesius trukusi pasirengimą, nes rusų puolimui sustojus, Ukrainos vadai įgijo galimybę rotuoti pajėgas, pagerinti logistiką, sukaupti rezervus ir vykdyti išsame žvalgybą. Tuo pačiu metu Ukrainos smūgiai toliau silpnino rusų tiekimo kelius per Žerebko upę, taikydamiesi į pontoninius tiltus. Dėl to, kai Ukrainos pajėgos pradėjo savo puolimą, rusų daliniai jau buvo patyrę didelių nuostolių ir buvo ištempti vis labiau pažeidžiamame iškyšulyje. Kaip prisimenate, ukrainiečiai pradėjo savo kontrpuolimus, surengdami gilų proveržį į šiaurinę rusų iškyšulio dalį. Dabar ukrainiečiai pasinaudojo tuo pagreičiu ir greitai atgavo kontrolę ties miško juosta į vakarus nuo čia. Šis žnyplinis puolimas nutraukė konsoliduotą rusų kontrolę Ridkodube ir įkalino ten esančius rusų karius operacinėme apsuptyje. Tačiau puolimai tuo nesibaigė, pietuose ukrainiečiai atliko panašų žnyplinį manevrą prieš rusų pajėgas Šandriholove, nutraukdami rusų kontrolę Serednėje. Nors rusų pajėgos šiuose kišenėse nėra visiškai apsuptos, ukrainiečių spaudimas jų užnugaryje reiškia, kad bet kokie rusų pastiprinimai atsiųsti į šią zoną iš karto įstringa tarp ukrainiečių žnyplių. Tai leidžia nuolatiniams FPV dronų smūgiams silpninti rusų pozicijas prieš ukrainiečiams įžengiant ir išvalant visą teritoriją be savų nuostolių. Svarbu paminėti, kad Ukrainos 3 armijos korpusas plačiai naudoja antžeminius atakos dronus savo sėkmei pasiekti, kaip matyti iš įvairių vaizdo įrašų iš šio regiono. Šie antžeminiai dronai leidžia ukrainiečių kariams žnyplių smaigalyje palaikyti stabilias tiekimo linijas, nes šie robotai yra itin atsparus rusų artilerijos ir minosvaidžių ugniai, o net ir rusų FPV smūgiams. Be to, antžeminiai atakos dronai atlieka svarbų vaidmenį jų sausumos puolimo operacijose. Mažesnės transporto priemonės panašios į nuotoliniu būdu valdomus žaislinius automobilius yra prikraunamos sprogmenų ir tiesiogiai nukreipiamos į rusų bunkerius ar pastatus, kur sprogsta ir sugriauna visą struktūrą bei atramos punktus, pilnus rusų karių, beveik be jokių sąnaudų. Tuo tarpu ant didesnių dronų ukrainiečiai montuoja sunkias kulkosvaidžius, kad galėtų tiesiogiai atakuoti rusų karius arba slopinti priešo pozicijas, taip leisdami ukrainiečių šturmo daliniams saugiai priartėti. Šie kulkosvaidžiais ginkluoti antžeminiai dronai puikiai atlieka savo užduotį, nes Ukrainos mūšio lauke išlikti lengviems ir judriems puolimo metu gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties kariams, kurie yra nuolat stebimi ir puolami priešo dronų, taip pat pritraukiant priešo ugnį į kur kas labiau šarvuotą antžeminį droną. Ukrainiečių pajėgoms plečiant savo proveržį, Rusijos vadai bandė skubiai permesti pastiprinimą per Žerebko upę, kad stabilizuotų frontą. Suprasdami, kaip svarbu to neleisti, ukrainiečiai ėmėsi atsakomųjų priemonių ir šios pastangos greitai virto dar viena nelaimių virtine. Ukrainiečiai įsitvirtino FPV ugnies kontroliai perėjose, neleisdami priešui sustiprinti tų vietų, kurias puola ukrainiečiai. Paviešintose vaizdo įrašuose matyti, kaip net pavieniai rusų kariai yra taikomi bandydami kirsti upę, o transporto priemonės, kuriomis jie vežami prie perėjų, taip pat medžiojamos Ukrainos dronų operatorių. Apskritai Ukrainos kontrpuolimas prieš Rusijos iškyšulį prie Limano nuosekliai duoda rezultatų, derinant nuolatinį išsekimo spaudimą su kruopščiai paruoštomis puolamosiomis operacijomis. Ukrainiečių pajėgos išplėtė savo proveržį ir visą iškyšulį pastatė į vis didesnį žlugimo pavojų, o platus antžeminių dronų naudojimas toliau saugo ukrainiečių gyvybės ir didina jų efektyvumą mūšio lauke, leidžiant Ukrainos vadams nuolat daryti spaudimą vis labiau išsekusioms Rusijos pajėgoms. Šių įvykių dėka Ukrainos kova dėl Rusijos iškyšulio šiauriau Limano likvidavimo parodo, kaip Ukraina aktyvią gynybą paverčia puolimo galimybę. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje.
Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.